Sveiki, aparatūros fanai! Tai šiandien kalbėsime apie lempas ir muzikytę. Tai ant mano stalo šiandien lempinis galingas push-pull tipo stiprintuvas, 36 vatų į kanalą galios, tai tikrai kaip lempų yra daug. Na dabar pakalbėkime apie patį stiprintuvą. Kas stebite mane iš anksčiau, matėte nesenai, kad filmavau apie lempinio stiprintuvo monobloko prototipą video. Jį testavau, buvo pagaminęs jį Edvardas Bielskis, mano geras draugas, kūrėjas, inžinierius, atvežė jį paklausyti. Tai dabar jis užbaigė šį projektą ir padarė 2 kanalus, kad galėtume paklausyti stereo. Tai būtent šiandien apie tai ir kalbėsime, apžiūrėsime, kaip pagamintas šis stiprintuvas, aptarsim skambesio subtilybės, pasidalinsiu savo pastebėjimais, Edvardas pats papasakos, kaip viskas pagaminta viduje, kas slepiasi šio stiprintuvo, tai tikrai, manau, bus neeilinis įdomus video tiek mėgėjams, tiek ir pažengusiems audiofilams. Likite su manim, nepamirškit parašyti komentarą, paspausti like, projektus galit paremti Patreon, PayPal ir pridėsiu banko sąskaitą. Važiuojam! Tai dabar apžiūrėsim patį stiprintuvą iš išorės, aptarsim, po to pažiūrėsim, kas viduj, na ir pabaigoje liks audio testas ir aptarimas pačio stiprintuvo ir skambesio. Tai kaip matote iš išorės, kas matosi, tai Edvardas Bielskis pats viską pagamino ir padarė. Pats pagamino, suvirino korpusą, pats šitas lenteles padarė apdailinės. Na, ko dar norėtųsi, kad išbaigtų, sudėtų kokybiškesnius reguliatorius, kažką prabangesnio, nes pats stiprintuvas tikrai, jeigu reikėtų tokį gamyklinį stiprintuvą nusipirkti, taip skambant ir pagaminta, tai aš paskiau pasakysiu, kiek galėtų kainuoti. Tikrai nėra čia stiprintuvas, kuris kainuoja 100-200 eurų. Tai yra jau tikrai jau perina į 4 skaitmenų zoną šitie gaminiai, nes, tai yra tikrai kokybiškas darbas, kadangi jisai šitą dalyką labai gerai išmano, žino, kaip gaminti su lempomis, teisingai suderinti viską, tai atitinkamai ir skamba jo pagaminti gaminiai ir daiktai. Ir dar turiu vieną naujienėlę, tai nuo šiol prie mūsų komandos audio aparatūros puslapyje ir audio hobio prisijungė Edvardas Bielskis. Ir jis dažnai kalbės, papasakos ar filmuosime kartu video, gal parašys kokį straipsnį. Įvairias paliesim temas audio aparatūros, maitinimo šaltinių, kas susijęs su audio garsu, na ir ne tik, kas yra susijęs su elektronika ir gali kažkiek sėtis su audio aparatūra. Tai tikrai, manau, žmogus, kuris įneš labai daug žinių tiek jums žiūrovams, tiek ir visiems sekėjams, manau, tikrai bus labai įdomu ateityje. Ir dar ateityje tikiuosi, kad dar prisijungs žmonių, kurie irgi padės populiarinti šį hobį, audio aparatūros ir muzikos perklausų. Tai tokie va planai, šiek tiek nukrypom į šoną. Tai dabar apie patį dar stiprintuvą pakalbam. Dabar, kaip matote, stiprintuvas sudarytas iš galingų, aišku, rusiškų lempų. Dabar tiksliai nominalo neatsimenu, bet Edvardas, kai pasakos, kas viduje, tai papasakos apie šias lempas. Aš šitas mažytas lempas pats dabar naudojau, čia jeigu neklystu yra 6N1P, kažkas tokio. Šitos mažytės, jeigu klystų, komentaruose pataisysim po to. Tai aš dabar pats, kai dariau lempinį buferį savo Philips AD grotuvui, irgi nufilmuosiu apie tus upgrade'us neužilgo video. Tai ir pats naudojau šitas lempas, man skambesys jų labai patiko. Netgi pats lampizator, tas puslapis, kur yra tas žmogus, kur modifikuot su AD grotuvus, sakė būtent daryti su šitomis lempomis. Tai tikrai, jeigu turit tokių lempų, jeigu turit lempų, nežinot ką daryti, tai galite man atsiųsti, padovanoti arba pasiūlyti nupirkti. Tikrai, manau, neatsisakysiu, nes dabar ateityje labai bus daug projektų su lempomis, tiek aš, tiek Edvardas Bielskis. Manau, tikrai gaminsime ne vieną stiprintuvą, tobulinsime CD grotuvus ir visokius kitokius darysim velnius ir kad jums būtų tik įdomu. Tai dabar pažiūrim, kaip atrodo stiprintuvas ir papasakosiu šiek tiek. Čia yra jungimo jungiklis, garso reguliatorius. Čia ne garso reguliatorius, atsiprašau, suklydau. Čia yra selektorius, kur galima pasirinkti ar įjungti tembrų bloką, ar išjungti tembrų bloką. Ir dar, aišku, kadangi Edvardas nėra audiofilas, inžinierius, tai
Kaip be Bluetooth'o? Kaip be Bluetooth'o? Bluetooth'as turi būti, tai galima įjungti ir Bluetooth'ą, aišku. Nežinau, kokį protokolą jis čia naudoja, kokį palaiko, bet bandžiau jį atkalbėti, neklausė, tai tegu daro, kaip jam įdomu. Bandėm su tembrų bloku ir be tembrų bloko paskiau pakalbėsim apie patį tą skambesį, kaip skiriasi. Tai tembrų blokas reguliuoja aukštus, vidutinius, žemus dažnius, na ir čia garso reguliatorius. Taip atrodo iš priekio, kaip matote, tikrai nėra jokių nereikalingų daiktų. Pats korpusas, kaip matote, šone lentelės irgi labai kokybiškai atrodo. Na ir pačios stiprintuvo galinė dalis. Tai galima jungti 8 ohmų kolonėlės, 4 ohmų kolonėlės ir vienas įėjimas. Tai va taip atrodo pats stiprintuvas, sveriam, nežinau, apie 25, gal 20 kg kažkur svoris, tai tikrai rimtas daiktas. Tai dabar pats Edvardas apversime jį, versim ant menčių ir pats Edvardas papasakos apie patį stiprintuvą, kas jo viduje. Tikrai, manau, bus įdomu, o tada pakalbėsim apie testą, su kuo testuosim, eisim ištestuosim ir beliks pakalbėti apie patį skambesį, aišku. Lempom pajungtas kaitinimas, visiems kaitinti katodai. Toliau yra, aišku, iš transformatoriaus ateina, išsilygina anodo maitinimas, taip pat kuriama neigiama įtampa, štai tos mikroschemos pagalba ir tų mosfetų pasigaminama neigiama įtampa. Neigiama įtampa reikalinga pirmojo tinklelio užmaitinimui, tam, kad lempos darbo tašką susireguliuoti. Na ir toliau yra jau stiprintuvo plokštė. Stiprintuvo plokštė yra pirminė stiprinimo dalis. Dirba 2 tetrodai, triodai. Vienas triodas stiprina garsą, kitas pasuka fazę priešai lempai kitai dirbančiai. Na ir toliau galinių lempų, kaip pasakyti, lygis, kur jau yra sureguliuojama lempų darbo taškai, neigiama įtampa paduodama, reikiamą dydžio sureguliuojama, kad srovė tekėtų tokia, kokia reikia. Na ir kadangi čia yra pentodai, pentodo taškui parink dar yra padaryta schemutė pentodui pamaitinti. Nu ir dabar, jeigu gali atverstą stiprintuvą, parodė, ką čia mes šiandien turėjom ant operacinio stalo. Tai va tokį va. Stintuvas jau pastatytas, tai testuosime šį galingą push-pull tipo stiprintuvą. Tikrai galingą, kadangi galia 36 W kanalą, kaip buvau minėjęs. Testuosim jį su mano modifikuojamu dabar Philips CD150 grotuvu. Į jį dabar esu įdėjęs lempinį buferį. Daug yra labai kitų modų, bet manau, apie tai pakalbėsime atskirame video. Tikrai bus jums labai įdomu, nes jau padariau daug upgrade'ų ir garsas mane labai stebina. Tai tikrai bus verta su jumis pasidalinti. O kolonėlės bus mano testuojamas Toshiba. Ant Toshiba bandysime, jos yra jautrios. Deklaruoja, kad yra 97 decibelai jautrios, bet mano manimu, kad kažkur yra 94. Meluoja, seniau meluodavo kažkiek irgi reiškės. Na, pradedam audio testą, aišku, muzika bus be autorinių teisių, tai tikrai nesitikėkit, kad ten leisim kažkokius super gabalus, nes autorinės teisės gali užbaninti, paskiau klaimų uždėti ir uždarys mano kanalą. Na, tai pradedam testą. Po testo, manau, galim ir papokštauti. Tai šią savaitę, nepatikėsit, pavyko išgirsti ir patį blogiausią stiprintuvą savo gyvenime, kokią esu klausęs iš daug tūkstančių.
ir vieną iš geriausių lempinių stiprintuvų savo gyvenime. Tai būtent vienas iš geriausių yra šis Edvardo Bielskio, o pats blogiausias yra vienas irgi iš žinomų Lietuvos gamintojų pagaminęs, bet nesitikėjau, kad gali būti tai blogai. Bet apie tai nekalbėsiu, nes nenoriu šmeižti žmonių. Kaip sakant, bendraujam mandagiai, priimu visokias patirtis, visokias perklausas, ne visą laiką viskas suskamba. O aš stengiuosi filmuoti video tik tai vieną apie gerai skambančius daiktus arba tokius daiktus, kurie yra įdomus. Tai apie šio stiprintuvo skambesį. Kaip minėjau, tai yra vienas iš geriausiai skambančių lempinių, kurį aš esu girdėjęs. Iš galingų lempinių esu klausęs tikrai galingesnių dar šiek tiek silpnesnių ir visai silpnų. Tai šis tikrai patektų į top 5 mano geriausių lempinių girdėtų stiprintuvų. Stiprintuvas tikrai skamba labai subalansuotai, puikiai kontroliuoja žemą, groja įvairius žanrus. Aš bandžiau ir roką paklausyti, ir klasiką, ir džiaziuką, ir gitaryčių, ir bliuziuko, visko paklausiau, nes vakar testavau. Apie testus su S90 šiek tiek trumpai galim pakalbėti, nesusigrojo, gal jautris, gal sinergija bloga, tai apie tai nelabai yra ką kalbėti, kadangi, kaip žinia, lempiniai daugiau draugauja su jautresniam kolonėlėm, tai su šiom Toshiba, su kompresiniais, kur yra aukštadažniais ir vidutinio dažnio garsiakalbiai, suskambėjo tikrai labai superiškai. Labai geras skambesys, teisingas skambesys, subalansuotas. Ir nėra nei ką pridėti, nei atimti. Tikrai vienas iš geriausių mano girdėtų lempinių stiprintuvų. Jeigu domina šis stiprintuvas, galite kreiptis į Edvardą Bielskį. Jis, kaip minėjau, prisidėjo prie mūsų audio aparatūros projektų. Gal jisai sugalvos jį parduoti. Kaip žinia, jam irgi reikia pinigų projektam ir ne tik. Tai gali, jeigu pasiūlysite protingą kainą, tikrai nesitikėkite, aišku, už kelius šimtus jau nupirkti, nes čia yra daug labai ir darbo įdėta, ir sąžiningai padaryta, ir teisingai padaryta, nėra nei jokių zyzimų, nei birbimų garsų, su įtampom, su visko, viskas yra sutvarkyta, viskas tiesiog nėra prie ko prikibti, klausant. Na, apie perklausą su tembrų bloku nekalbėsiu, šis stiprintuvas, kaip minėjau, turi tembrų bloką, bet jisai, aš klausau daugiau audiofiliškai, atjungtas buvo. Ir tikrai puikiai skamba, nereikia jokių tembrų blokų, šioje patalpoje tikrai puikiai su šiom kolonėlėm suskambėjo. Būna išimčių, kad ir aš irgi pasigražinu tą garsą, tai dažniausiai, kai klausau senus roko įrašus, tenka ir man, tikrai nevaidinsiu čia šventojo. Tai toks video apie šį stiprintuvą. Dar galiu paminėti, kad išėjimo transformatoriai, ko gero nekalbėjom apie juos, čia yra panaudoti SSRS. Na, pagal parametrus labai gerai atitiko, dėl to Edvardas neviniojo naujų, tai būtent šituos ir panaudojo, nes jie labai gerai tiko šiom lempom pagal parametrus. Maitinimo šaltinis irgi yra panaudotas transformatorinis šitam stiprintuvė, bet nėra jokių zyzimų, birbimų, tikrai yra viskas labai gerai padaryta. Na tai va tiek apie šį puikų stiprintuvą. Ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit būtinai komentarą apie savo patirtį su lempiniais stiprintuvais. Ar visą laiką jums gerai jie suskamba? Man yra tekę girdėti ir labai blogų, ir tokių vidutiniškų. Ir pats esu padaręs ir gerų, ir blogų. Tai tikrai irgi pasidalinkit, labai įdomi jūsų nuomonė. O projektus galit paremti Patreon, PayPal, pridėsiu banko sąskaitą. Na ir neužilgo susimatysim. Iki.